Labas mamytės, labas tėveliai, labas ir jums maži vaikeliai. Kaip praėjo jūsų diena? Ką veiksit vakare? Gal skaitysit? Nes knygelė jau merkia akelę. Šiandien skaitome su pačiais narsiausiais. Ei narsuoliai, ar jau įsitaisėte savo mėgiamoje vietoje? Patogiai? Pasiruošę skaityti? O mūsų knyga vadinasi Narsuoliai irgi bijo. Ją parašė Carmen Gill ir štai kas joje rašoma. Ar žinai, kad net didžiausi narsuoliai kartais bijo? Tėtis išbąla vos išvydę švirkštą. Mama ima klykti pamačiusi gyvatę. Teta Kata baisiai nenori, kad kas nors sužinotų. Ji bijo audros. O tikriems narsuoliams tokie nemalonumai nė motais, nes jie pasitiki savo vaizduotę, savimi pačiais ir artimųjų meilę. Perskaityk istorijas ir sužinosi, kad tu turi nepaprastų galių. Gali džiuginti kitus savo nepaprastą šypseną. Gali apkeliauti pasaulį pasitelkdamas savo nepaprastą vaizduotę. Gali įveikti drakonus pasikliaudamas nepaprastą savo fantaziją. Gali išmokti naujų dalykų naudodamasi savo nepaprastu protu. Nenukabink nosies, būk narsus. Pirmoji istorija vadinasi Pablas ir vaiduoklis. Pablui labiau už viską patinka 3 dalykai. Citrininio pyrago kvapas, tėčio ir mamos bučiniai, nuo jų viduje kažkas smagiai virpteli ir jo nenugalimojo narsuolio apsiaustas. Aš narsuolis Pablas, šūkauja berniukas, lakstydamas po namus. Ta vakarą Pablas švystelėjo savo apsiaustą ant kėdės ir krito į lovą. Štai. Oi, kaip baisu, staiga susigūžė jis. Kokia tamsybė. Pablas užsitraukė ant galvos antklodę ir ėmė patyliukais niūniuoti dainelę. Jis iš visų jėgų sumerkė akis ir dar smarkiau sukniaužė skudurinį begemotą, gal pavyks įveikti baimę. Tačiau baimė jo neapleido. Berniukas virpėjo kaip epušės lapas. Staiga. Žinau, jis šoko iš lovos ir užsimetė ant pečių savo apsiaustą. Pro langą, pasikinkęs mėnulio spindulį, įsmuko vaiduoklis. Jo apdaras buvo iš gėlėtos paklodės. Vaiduoklis tuoj pat užtraukė dainelę, smarkiai nusidainuodamas. Aš Zigfridas vaiduoklis, tu linksminkis ir juokis, nėra pasaulyje šiame smagesnio draugo už mane. Pablas iškart pamilo Zigfridą. Juk jis labai žavus vaiduoklis. Man sakė, prabilo vaiduoklis, kad naktį tau baisu. Aš bijau tamsos, sušnibždėjo berniukas. O, dėl to kalta mano draugė mėnesiena. Jis siaubinga pamaiva. Pablas sutriko. Na, supranti, ji nugirdo, kad jai baisiai tinka juoda spalva. Tai dabar naktimis apsigaubia pipirų spalvos arba žvaigždėmis nusakstytą skraiste ir maklinėja sau po dangų. Tai sakai, kad tamsa tik mėnesienos skraistė? Kaip gerai, nudžiugo Pablas. Be to, postringavo toliau Zigfridas, naktį nemiega labai mielos būtybės. Jonvabaliai, jie žybčioja kaip fejerverkai, apuokai, jie baisiai daug žino, ežiai, tai tokie dygliuoti kamuoliukai. Ak, ir aš
Miegu dieną, nes bijau pasirodyti saulės šviesoj. Tikrai? Nustebo berniukas. Tai aš galiu tau padėti, juk esu tikras narsuolis. Nė kiek neabejoju, bet dabar turiu skubintis, matai, kad švinta, netrukus vėl pas tave užsuksiu. Zigfridas atsisveikino ir išsliuogė pro langą. Taip ir išmiegojo Pablas su apsiaustu ant pečių. Rytą nubudo puikiai nusiteikęs, šiandien jo laukia svarbi užduotis. Jis padės savo draugui Vaiduokliui įveikti šviesos baimę. Pabaiga. Štai tokia istorija apie Pablą ir Vaiduoklį, kuris bijojo šviesos. Labanakt. Rytoj pamatysi vėją aukštai virš žalių miškų. Jo baltas veidas praskrieja su debesų vainiku. Ir tu linksma atsibusi, visus išbučiuosi tu. Lik vasaros vėjų gūsis, praskriejantis virš miškų. Ant vėjo sparnų, ant vėjo sparnų. Šypsosi tau, jis kelia tave ant savo sparnų. Galvelė tavo galvelė pilna spalvotų sapnų. Ant vėjo sparnų. Ant vėjo sparnų. Rytoj pamatysi vėją aukštai virš žalių miškų. Jo baltas veidas praskrieja su debesų vainiku. Ant vėjo sparnų.